2009 metais lenktynių Palangoje pavadinimas dar kartą pasikeitė. Jos nuo šiol buvo vadinamos Omnitel 1000 kilometrų vardu. Aišku, apvalus 1000 tais metais buvo bene populiariausias skaičius Lietuvoje. Būtent tiek metų buvo nuo Lietuvos vardo paminėjimo oficialiuose rašytiniuose šaltiniuose, o lenktynės Palangoje buvo įtrauktos ir į oficialų 1000-mečio renginių kalendorių. Lietuvos 1000-mečio metai buvo įsimintini ir dar dėl kelių įvykių. Vilnius visus metus buvo laikomas Europos kultūros sostinė, Lietuvoje tų metų pabaigoje nutraukė Ignalinos atominės elektrinės eksploataciją. 1000-mečio statybomis vadinti valdovų rūmai tais metais buvo oficialiai atidaryti. Politikoje atsirado nemažai naujų vėjų. Tuometė eurokomisarė Dalia Grybauskaitė vasarį pranešė nusprendusi kelti savo kandidatūrą į prezidento postą, o gegužę užtikrintai laimėjo rinkimus. Tam net antro turo neprireikė. Prisiekiu tautai būti ištikima Lietuvos Respublikai ir Konstitucijai. Na, o Palangoje vykusiose naujo pavadinimo lenktynėse pergalės su niekuo dalytis nenorėjo Snoras klientų komandos atstovai. Manau, kad Ferrari šiandien tikrai savo fanam parodys, ką sugeba galutiniai įskaitoje. Ferrari automobiliu važiavo Jonas Gelžinis ir po vieną lenktynininką iš Ukrainos bei Rusijos. Dabar tokios situacijos turbūt irgi neįsivaizduotumėm. Ferraris ten irgi kažkaip buvo, Snoras kažkiek turėjo kažkokių ten tų custom racing Ferrarių ir ten jau gal po krizės, tada jau Spikerio nebuvo. bet tie Ferrariai, sakyčiau, tokie buvo, aš pamenu, ten labai reikėdavo švelniai elgtis su pavarom, nes ten kaip ir standartinė greičių dėžė, kurias valdo kažkokia tai hidraulika ir kadangi 1000 km trasa yra daug pavarų perjungimo ir mažai laiko atvėsti tai sistemai, tai kas agresyviau važiuodavo, prisimenu, pravažiuoja kelis ratus, tada taušina, nes nesijungia pavaros. Man kažkaip viskas veikia, nes švelniau atradau tą tokį tempą, kur galima švelniai, neperkaitinant važiuoti, bet nebuvo geriausia mašina važiuoti 1000 km varžybas. Mašinos galimybių ribose važiuojame. Bet jau buvai aplenkęs Oktano komandą. Nes jie gavo baudą. Bet tikimės, kad viskas bus gerai. Daug neatsiliekame, o tempas normalus. Antri tada liko Ramūnas Čepkauskas ir Tomas Šipkauskas. Svajonės įsipildė. Kažkaip nelabai tikisi iš tikrųjų vėl man eilinį kartą, bet realybė yra realybė, nieko čia nepadarysi. Labai džiaugiuosi, kad tokį turim puikų automobilį, ir puikius mechanikus, ir puikią komandą, ir lenktynininkus, ir Tomą Šipkauską, ir Latviją, Kostę, kuris visi prisidėjo prie pergalės. Čia ne vieno žmogaus darbas, taip kad ne aš esu čia pagrindinis, mes visa komanda. Džiaugiuosi iš vidaus labai stipriai, džiaugiuosi už save, už komandą, už šitą gražų renginį iš tikrųjų, nes mes žmonėm atnešam renginį, jie mums ploja, žiūri mus, džiaugiasi, labai fainai, aš džiaugiuosi. O trečią vietą užėmė dyzelinių BMW važiavusių komanda. Dyzelis ant garbės pakylos. Dabar turbūt neįsivaizduojama, tačiau tokia buvo istorija prieš 15 metų.